Seniau puntuko akmuo giliai girioje gulėjo. Niekas apie jį nieko nežinojo ir negirdėjo. Tuo metu, ten, kur dabar Anikštos upė į Šventąją įteka, gyveno Anikštos giminė. Motina Anikšta buvo galinga žynė. Turėjo jį stebuklingą ženklą, kurį pamatę nelabėjai, kiaurai žemę prasmegdavo. Pyko nelabėjai ant motinos Anikštos, ant jos giminės ir sumanė seniausias nelabasis ją pribaigti. Jos pirkę akmenį užversti. Pasišaukė nelabasis sunaitį ir įsakė jam tą darbą atlikti. Mažasis ir šiaip mėgino tą akmenį pakelti. Ir taip, o akmuo nekrust. Pasiuntė tada senis nelabasis vyresnį sūnų, kad jis tą darbą atliktų. Mėgino sūnus, bet akmuo nekrust. Supyko senis ir suriko. Tai silpni dabar pasidarė nelabėjai. Menko akmenioko iš vietos pakelti negali. Žiūrėkite aš, kad ir senas, bet vieną ranką paėmęs numesiu ant tos raganos pirkios. Susirinko visa nelabųjų giminė pažiūrėti prie to akmens. Griebė senis nelabasis akmenį šiaip, griebė taip, o akmuo kaip stovi. Taip stovėjo. Pavargo senis, mato, kad sūnus ir vaikaičiai juoku plyšta. Supyko senis, kad sušvilps. Subėgo nelabųjų kiek uodų girioje. Senis jiems ir sako, neškite vaikaičiai tą akmenioką ir meskite ant raganos Anikštos pirkios. Paklausė nelabėjai ir nors sunkiai, bet ėmė nešti. Baisiai neapkentė dundulis nelabųjų, kur juos tik pamatydavo, tuoj ugninę strėlę paleisdavo. Taip ir dabar. Kaip trenksi juos ir nelabėjai visas pusės pasipylė, o akmuo čia pat nukrito ant puntuko pirkios. Tad ir puntuko akmens pavadinimas kilo nuo šioje vietoje gyvenusio vyro puntuko. Piktas ir nedoras buvo žmogus. Sugyventi su žmonėmis negalėjo. Nuo to laiko niekas puntuko daugiau nematė, o akmenį jo vardu pradėjo vadinti Puntuku.